Šok lyderį naudoju komerciniuose telkiniuose, tai naudoju mono, konusinį, bet ten yra berods 12 metrų, aš galus nukerpu, kad man į būgną nesusisuktų daug to mazgo, o laukinėse telkiniuose visada naudoju šok lyderį 0,2 pintuką. Pintuką dedu ilgą. Kokiu principu? Tokiu principu, kad žvejojam laukiniai gamtoj, daug lelijų, žolių, tai pins vals duodi ant griežtą, tai pjaun lelijas, nupjaun žolės, su mono taip neišeina ištraukti karpį per prievartą, kaip su pintų valu. Pinto valą, aišku, sportiniuose komerciniuose telkiniuose neleidu, nes ten masiškai žvejoji, daug pritrauk sistemų, gaunas toks kaip tinklas, tai žuvis žalojas, reikia prižiūrėti žuvis, o licencijuotis tai mono, o laukiniuose, kur reikia tarp žolių, tarp ajerų, tarp sunkiom sąlygom, gaudau visada šok lyderis tik pintas 0,2, tada jis pasikerti, per prievartą trauki, pjaun žolės, kiln žolės į viršų, su mono taip nepadarys. Nu ką, bičiuliai, buvo apžvalga apie pavadėlius, apie masalus, galim pašnekėti ir apie sistemas, kokias aš naudoju, kada naudoju, kodėl naudoju. Esmė, nebūkim pikti, nerašykit komentarų, aš taip darau, aš taip. Visos sistemos geros, viskas liuks, kaip gaudot, kaip žvejojat. Čia tiesiog kanalas sudarytas, parodau aš, kaip aš žuvauju. Yra daug naujokų, kur dar tik pradeda žuvauti karpius, kur nori tobulėti, pasisemti patirčių. Jeigu jūs turėsit kažkokių įžvalgų, pasidalinkit komentaruose, būtinai, man irgi įdomu, aš gaudau taip, jūs gaudo taip, tai kad visi mes esam skirtingi žmonės, begalė tų žvejų yra, vienam dirba tas, kitam dirba tas, tai aš tik parodau savo nuomonę, kaip aš žuvauju, visada reikia eksperimentuoti, keisti, žiūrėti, taip kad niekada nereikia nusistatyti vienos nuomonės, ar kur pamatei, ar kur išgirdai. Visada reikia eksperimentuoti. Tai ką, pradedam nuo inline sistemos. Inline sistema, kur yra švinelis tiesiai per valą. Aš inline sistemą nesakau, kad ji bloga, ji daug kas žuvauja ir sėkmingai gaudo. Aš naudoju tik tais PVA paketams. PVA begams. Padarysiu atskirą kada video, kaip juos darau, kaip naudoju ir taip toliau. Pagrindinės mano sistemos yra 3. Tai pradedam nuo helikopterio. Helikopteris yra švinas, gumelės, gali atsislinkti kur nori. Principas helikopterio koks, kaip dabar žuvauju laukiniam telkiny, yra daug dumblo, eglutės, tai aš visada galiu kontroliuoti pavadėlio, kur nori, kad būtų pavadėlis. Jeigu daug eglutės ar daug dumblo, pasitraukiu 2 gumytės į viršų ir mano pavadėlis bus daug aukščiau. Taip kad principas koks. Žuvaujam mes taip, pavadėlis taip, švinas krenta, įkrenta į dumblą, į eglutę, sistema pasilieka visada viršui. Metant niekados nesusipina, viskas tvarkingai, užsidedu stuvą, galiu nuleisti, galiu pakelti. Sistema nepasižymi ypač pasikirtimų, būna schodų nemažai, bet kai reikia įsigelbėti nuo eglutės, nuo dumblo, nuo tolimo užmetimo, ši sistema pasižymi toliausių užmetimų.
tai šiaip daug naudoja sportininkai. Taip, kad visą laiką reikia sistemą rinktis pagal situaciją. Helikopteris labai techniškas. Taip, kad einam prie kito. Čia kada helikopteris, kada blogas dugnas, dumbla, eglutė. Kada turim kietą dugną, žvyrą, molį kietą, nežinau, daug procentų žvejybų naudoju running rigą. Yra sistema, švinas laisvai vaikšto, karpio kibimo atžvilgiu, kada jautrus karpis, kada labai atsargiai karpis jama, jis įsisiurbia boilį, tempia, švinas būna vietoj, o jūsų signalizatorius rodo kibimą. Taip, kad naudoju labai dažnai pavasarį, vėlyvą rudenį, kada žuvis atsargi, kada tikrai reikia sulaukti nedaug kibimų. Vasarą, tai jo, kada sušyla vanduo, dideli kibimai, tai galima naudoti belenkokią tą sistemą. Bet šiaip running rigas vienas iš jautriausių sistemų. Trečia ir pačia geriausia, kokią aš naudoju, tai aš naudoju saugus klipsas, paprastas sistemėlė, kur užsideda švinas, iš apačios išeina pavadėlis. Bet aš niekados, čia yra vat suktukas, neužklipsuoju iki galo. Čia vat dedu gumytę, kad jis niekados neįeitų, kad neužsiklipsuotų. Principas koks? Kada kibimas vyksta, karpis vis tiek eina per žuolės, per viską, jūsų numuša sistemą. Čia panašiai kai running rigas, bet praėjus litkorą atsimuša į mazgą, jis atgal nebegrįžta. Kuo pasakoje mes turim labai ilgą pavadėlį. Turim pavadėlį savo, ten 10-15 cm ir turim litkoro 1,60 cm, kiek daro. Principas koks, kad žuvis čia, jei tikrai nieks netabaluoja, nesidauža joks švins 100 gramų ar kas panašiai. Paskui po ištraukimą 90% visą laiką, kai ištraukiu, tai visą laiką vat, su tokia karpis apačioj, švins čia. Karpis įtraukus, lengvai patraukus tarp pirštų, vėl pareina į savo vietą. Metimui viskas, jis susifiksuoja, metimui netrukdo, nenulekia, bet kai karpis duoda per žuolės, per tempims, nain už litkoro mazgo, vis tiek prasimuš ir volia, mes turim ilgą pavadėlį. Ši sistema kuom pasižymi? Pasižymi tuom, kad atsipurtimo atveju yra mažiausiai. Dėl to, kad nei joks švinas palei veidą, jeigu čia karpis yra, duodasi, jam į kūną daužosi tas švins, pradėt stresuotas karpis ir daug blaškosi labiau. Tai šį sistemą naudoju visada savo žvejybose, kokį 90%. Running rigas antroj vietoj, tikrai jautri gera sistema. Helikopteris irgi labai gera sistema, bet būna daug tuščių kibimų, atsipurtimų. Helikopteris gelbėja tik tada, kada yra jau tikrai blogas dugnas arba reikia toli užmesti. Tolimiem užmetimam tai numeris 1 helikopteris. Taip kad švinus naudoju kolkas formas. Šiaip švinai, nežinau, vieni mėgsta tokius, kiti kitokius. Žiūrint, kur gaudom, kokiais atstumais. Švinas didelios reikšmės neturi, nemanau. Švinas spalvą tik pasirenku pagal
pagal dugno struktūrą, jeigu, pavyzdžiui, molis, stengiuosi baltus, tokius gelsvus, jeigu žuolės kažkokias yra dugno spalvos, stengiuosi pagal dugno struktūrą žiūrėti švino spalvą. Tai ką čia dar galiu pasakyti tokį, kad esmė, kokį pasirinksi sistemą, priklauso nuo vandens telkinio. Ta prasme, jeigu yra dumblas, žolė, reikia aukštai pavadėlį iškelti, galima čiodrigą dėti, lenktą tokį, padarysiu atskirą video. Tai geriausiai helikopteris, jeigu kietas dugnas, kietas smėlis, žvyras, tai naudojam running rigą, bet siūlyčiau išbandyti šitą sistemą. Šitą sistemą man kol kas yra number one. Dar sik pademonstruoju. Pasimuša, užsikerta. Turim ilgą pavadį. Taip kad naudojamės. Like, prenumeratą. Stengsimės vis daugiau parodyti, kaip aš gaudau. Čia nebūtinai reikia kopijuoti, kiekvienas gali daryti pagal save. Aš tik rodau, kaip aš žuvauju. Taip kad turit kokių komentarų, parašykit po šio video, bus malonu pabendrauti, atsakysiu į visus klausimus ir man įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Ar tinka, ar patinka tokie video, taip kad susitinkam kituose video.